Labai smagu, kad Bronzy Artrostop ėjimo varžybos praėjo su visų užėsiu ir 3000 dalyvių pasipuošė štai tokiais rankų darbo medaliais. Ir dar smagiau yra tai, kad aš turbūt ne viename renginyje tiek nemačiau motyvacijos eiti, motyvacijos judėti, nes daugelį žmonių šios varžybos buvo pirmosios gyvenime. Kaip jums, vaikai, sekasi eiti? Gerai? Garsiai sakykit. Gerai! Čia pabaiga ovacijų nėra, bet tarsi pakankamai lengvai. Ta prasme, organizacija tikrai gera, tarsi viskas labai aiškiai, daug savanorių, kas smagu, ta prasme, nelyja, daug pliusų. Labai gerai, kad nelyja, ačiū organizatoriam. Visai neseniai pasveikiname pirmuosius žengusius pro 5000 žingsnių gamtos grožio formulės finišo liniją. Štai čia matote pilną lauką darželį zujančių vaikų, kurios prižiūri profesionalios auklės bei profesionalūs treneriai, kurie veda žinoma mankšteles vaikams, kad šie būtų sveiki ir judrus. Tuo tarpu tėveliai ilsisi ir žavisi gamta, eidami 15 000 žingsnių. Be abejonės, jie sugrįš vaikučių pasiimti. Panašu, kad šie nenupučiauja. Varžybos labai puikiai organizuotas, tikrai fainai. Jo, gamta, pasivaikščiojom, pavalgėm kažkiek, tai užkandam. Tikrai puikus laiko praleidimas. Gera atrakcija, geriau nei bėgimas ir oras pastabus. Dabar truputėlis jau. Šiaip gera nuotaika. Fantastika. Pagaliau atsirado Lietuvoje renginys, kuriame gali dalyvauti visa šeima. Taip kad labai ačiū visi, kad ėjote ir kviečiu jūs gegužės 21 dieną į Druskininkus. Džiaugiamės, kad atrodo pavyko.